Tai tokie pralaimėjimai turbūt skaudesni negu kad ten 15 taškų. Tai aišku, turbūt geriau pralašė 20, žinai, kad pralašė, aišku, čia toks sėkmės reikalas, aišku, patys to kamuolio nusikovėm. Ir paskutinį taką gerai susigynė. Ir prieš tai praradom porą kamuolių, bet aišku, rungtynių eigoje buvom vis daug paleidę į priekį, bet sugebėjom dasivyt, kovojom. Nepasimetėm, kaip buvo su ispanais, tai vien štai reikia ir sakau, ačiū žiūrovai, suteikė gerą atmosferą ir tikrai, aš manau, geras varžybas buvo, tik gaila, kad mes nelaimėjom. Kas padėjo po pertraukos sugrįžti žaidimus, kaip pačiam atrodo? Nežinau, biškiek aktyviau gal suždom, gynybą suaktyvinom ir pataikėm kelis metimus ir įgavom to pasitikėjimo, to impulso. Plius, sakau, žiūrovai labai gerai padėjo ir ant tos bangos važiavom. Nedaug trūko, aišku, blogai, pralaimėjom 5 iš eilės varžybas, nėra gerai, bet ką padarysim. Nepaisant to, kad pralaimėjot, gal šitas rungtynės vis dėlto steigs daugiau tikėjimo komandai savo jėgom. Tai tas buvo tikėjimas, bet tokis buvo, sakau, kažkas nesisekdavo šiandien, vis tiek ir tarėmės, negalim daugiau pralaimėti, sakau, ir nepavyko, sakau, viskas prieš akį, dar nieko nepraradė, dar tik sezono pradžia iš tikrųjų ir manau, sutvarkysime savo problemą.